Vyrukas, ane? A panašus jisai jominį vyrą. Kuogi labiau subrendęs, to minkštesnis. Taigi, žiūrim, ką turim. Duosit ponulį interviu? Niekam interviu neduodu ir nedalinsiu. Taigi tada patikrinsime ponaičio intelektą. Kas yra plombyras? Plombyras? Dantų gydytojas. O kas yra nešikas? Nešikas vidurių užkietėjimas. O kas yra pirštinės? Labai jau čia protingas. Pirštinės. Ogi peršamos merginos. Ajai, tai kas tada ponaitė yra spanguolė? Spanguolė, apspangus mergina. O tai kas jau yra tada baidarės? Baidarės. Uigi merginus, kurios atbaido vyrus. Tada sakykit, kas yra bobausis? Bobausis? Vyras, kuris slavo bobus klauso. O tai klausyk, o tai kas yra dailylentė? Dailylentė. Taigi daili mergina be krūtinės. Tai kas tada yra glaudės? Glaudės? Meilios moteriškės. O papasas? Papasas tai šita moteriško biustų specialistas. Tada sakykit man, kas yra balionas? Balionas? Balionas taigi aš. Vyras vaikščiojantis iš baliaus į balių ir vėl varau į balių. Dieve, ir kam tu sukūrei tos vyrus? Kam tokių žemėje reikia? Kam? Olia pasakei, ir nušoviai, Klausyk. O tai kas šiukšlės iš namų išneša? O kėlimą? Kas išdulkins? Paskolik man kočėlą. Buvo gera gospodinė, gera vyra žmona, išvadaja savo dėdai su kočėlą šanos. Negaliu, brangioji. Matai, savo vyro laukiu, vat ir nesulauksiu.